Mitologinė sakmė. Tada, pasaulio pradžioje, miglose tarp vandens begalybių Dievo dvasia sklandė. Po saulę žaižaruojančią kūrėjo skraistę išskleidusi visatą tvėrė. Tarp vandenų į aukštį taką padarė. Ir amžinuoju laiko keliu žengdama gyvybę kūrė. Tuo pirmu taku eidamas Dievas į kairę pažiūrėjo. Ir iškilo šešėlis, padaras į žmogų panašus. Pašaukus jį ateiti, prieš Dievą stojusi pats žmogus. Ir pasakė jam Dievas: būk teisingas ir išmintingas, narsus ir geras. Mylėk ir gerbk į save panašius. Mylėk visus ir viską, kas tave supa. Matyk blogį ir neleisk jam keroti. O kad žmogus jo priesakų neužmirštų, žmogumi pasivertęs, kas kart žemę lanko, išmintį dalina. Ant tų Dievo perskirtų vandenų viešpatavo du dievai. Pirmas Dievas buvo vyresnis ir galingesnis už antrąjį, ir jis žinojo, jog ant tų vandenų dugno yra žemių. Todėl pasiuntė antrąjį Dievą, idant tas atneštų jam žemės. Jaunesnis Dievas paniro į vandenį ir suradęs tą žemę, iš pykčio, kad jis turi tarnauti pirmajam, didesnėje jos dalį surijo. Vyresniajam Dievui parnešė visai mažai. Ėmė šis tą žemę barstyti ant vandenų, toji brinko ir stiprėjo. Bet tuo pat metu suvalgytoji žemė pradėjo brinkti jaunesniojo Dievo viduje. Šis iš skausmo po visą žemę bėgiojo ir be jokios tvarkos ją atrijo. Kurioje vietoje jos daug iškrito, tenai pradėjo augti dideli kalnai. O kur mažiau, ten mažesni kalneliai. O kur visai nekrito, ten žemė pasiliko lygi. Dėl to mūsų žemė yra nelygi. Vandenų labai daug liko, nes neužteko žemės. Dievas sutvėrėjęs perskiria pasaulį į dvi dalis – į šviesę ir tamsę. Ir atidavė jas valdyti perkūnui su velinu, kad amžinai gyvybės ratą saugotų, šilumą ir gyvybę augintų, naujas jėgas kauptų, rimtį ir poilsį suteiktų. Pavasarį, kai šviesos laikas ima lenkti tamsą, žaibais ginkluotas perkūnas dangumi važinėja, kasdienių žemės reikalus rikiuoja, kad saulės dovanotoje šilumoje nauja gyvybė užgimtų ir subręstų, kad esama nepražūtų. Kai tamsuma vėl ims viršų, velinas, požemio pasaulio ir šaltojo laiko valdovas, žemę šalčiu surakins, kad ši naujų galių įgautų. Gyvulių ir daigų globėjas viešpataus tol, kol perkūnas pavasariniai žaibai žemę atrakins, žaliuojančią žolę ir grįžtančią gyvybę atneš. Saulė, Dievo perkūno galių įkūnytoja, šviečia ir gyvybę teikia nuo neatmenamų laikų, nuo pasaulio pradžios. Kai kurie sako, kad ją nukalė ir danguje pakabino dieviškasis kalvis Televelis, bet kiti netiki, sakydami, kad ji vis kitoje vietoje yra. Iš to vis kitoje vietoje yra gimė legenda apie saulės kelionę dangaus skliautu. Diena po dienos, mėnuo po mėnesio, metai po metų, dvyniais žirgais ašvieniais pakinkytų vežimu, saulė rieda dangaus kalnu. Tas kalnas ne bet koks, į kiaušinį panašus. Pusę metų saulė kopia į kalną, kol aukščiausią ir šilčiausią vietą pasiekia, pasauliui ilgiausią, net 17 valandų dieną dovanoja. Neilgai toje vietoje buvusi, pasuka atgal, žingsnis po žingsnio, kol diena susilygina su naktimi ir pagaliau ateina tik 7 valandų trumpiausia metų diena. Taip kūrėjas pasaulį 2 kartus po 2 dalis padalino – į lygiadienius,
į šviesos ir tamsos dalis, kurias atidavė valdyti dievams globėjams Perkūnui su Velinu. Ir į saulės kelio padalintus 2 pusmečius, amžinojo laiko skatliukus. Ir tas pasaulis iš pavasario į vasarą, iš rudens į žiemą, kaip amžinybės simbolis, kryžiaus pavidalų gyvas visose pasaulio tautose. Mėnulis, dildamas ir augdamas, dienas, savaitės ir mėnesius skaičiuoja, nakties šešėlius gyviesiems prašviečia. 3 dienų suvartoms atėjus verčiasi į kitą pasaulį. Čia užgimusi gyvybė nauja žvaigždute šviečia. Jaunos ir senos, didelės ir mažos, gyvųjų pasaulį atkartoja. O kažkam užgesus, užgesta ir jo žvaigždė. Tame kitame pasaulyje yra pieva, o joje mėnulis 3 dienoms piemeniu pavirtęs, mirusių vėles, kaip aveles gano, savo šviesą jas nušviečia, kad savastį atgautų, buvusį pasaulį prisimintų ir niekada jo neužmirštų.